Sveika, Dante, turiu klausimą, jei galima. Tu vis kalbi, kad pas tave kainos mažiausios. Aš galvoju, kad draudimų kainos visur vienodos. Tai kaip čia yra? Kaip man dabar žinoti, kad kitur pigiau ar brangiau ir nuo ko tai priklauso? Ačiū, jei gali atsakyti. Iš tikrųjų, kokį gerą klausimą gavau šiandien ir skubu jį atsakyti. Atsakymas labai paprastas, todėl kad aš dirbu kompanijoje Timestock Protect, tai yra brokerių kompanija, turinti tiesioginę sutartį su visom didžiausiam Anglijos draudimo kompanijom. Kodėl tai skiriasi nuo kitų kompanijų? Todėl, kad kai kurios kitos kompanijos, brokerių kompanijos, jie tiesiog turi sistemoje kainos pakilimą su antkainiu. Tai vadinasi loaded premiums. Ir klientas to nežino iki tos minutės, kol nepalygint dviejų skirtingų kainų. Labai dažnu atveju bent jau vidurkis maždaug yra apie 20-25% kaina mažesnė aš turiu. Kaip žinoti ir kaip būti tikram, kad nepermoku už savo draudimą, tai suplanuoti konsultaciją ir palyginti kainas. Kaina priklauso nuo ne tik jūsų asmeninių duomenų, bet ir nuo to, su kokiu draudimo specialistu jūs kalbat. Ir jeigu draudimo specialistas, su kuriuo jūs turit konsultaciją, dirba sistemoje su antkainiu, jūs turėsit brangesnius draudimus. Ir jei suplanuosim konsultaciją su manim, labai dažnu atveju tuos pačius draudimus aš galiu padaryti keliasdešimt procentų pigesnius. Taigi, trumpai pabaigai, jei aš nesu jūsų draudimų konsultantė ir draudimai sudaryti ne su manim, galimai stipriai permokat už savo draudimą. Patikrinkim konsultacijos metu.